Mūsų sėkmės istorija paprasta. Taip norime išmokti vienas iš kitų, dalinti savo patirtimi. Vienas iš tokių būdų pamokų stebėjimas. Taigi mūsų sėkmės istorija ir yra atvira pamoka, kurią į šiek tiek kitokią formą suteikia informacinės technologijos. Mes pravedėme pirmą nuotolinę atvirą pamoką Lietuvoje. Be galo džiaugiamės, kad pamoką žiūrėjo būrys mokytojų iš įvairių Lietuvos kampelių. Kovo 16-ąją Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje daugiafunkciame centre vyko nuotolinė pamoka, kurią stebėjo 800 užsiregistravusių mokytojų iš visos Lietuvos. Šios integruotos pamokos iniciatorė, anglų kalbos mokytoja Edita Rabizaitė, pakvietė Kauno miesto muziejaus edukacinių programų ir renginių organizavimo skyriaus vedėją Skaidrą Grabauskienę, kuri tapo pamokos eksperte. Pamoka Aš 21-ojo amžiaus knygnešys – savarankiško, užklasinio skaitymo, mokinių pasidalinimo patirtimi pavyzdys. Pavyzdys, kaip įtraukti į ugdymo procesą ir mokinių tėvus. Mokytojų ir mokinių sukurta elektroninė knyga galės naudotis mokiniai, jų tėvai, kurie kartais nežino, ką skaityti vaikui, ką skaito paaugliai. Manome, kad ši pamoka tai dar vienas žingsnis, kuris paskatino mokinius atrasti ir pajusti skaitymo malonumą. Mokiniai, pristatydami savo interaktyvią knygą, nustebino visus – ir pamokos svečius, ir mokytojus, ir tėvelius. Pamokos pabaigoje mokinių priesaika, sukurta 7 klasės mokinės Austėjos, įpareigojo mokinius tęsti Lietuvos knygnešių darbą. Nuo šiandien jie 21-ojo amžiaus knygnešiai, kurie nežinia apie knygas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Projektas Aš 21-ojo amžiaus knygnešys – puikus sumanymas, kurio rezultatas skaitmeninė knyga. Mūsų 7 B klasė dievina knygas ir nepraleidžia progos jas pristatyti viešai. Pristatymams naudojame IT technologijas. Pritaikomų programų amplitudė labai įvairi ir spalvinga. Naudojame klasikinį PowerPoint, tačiau nepraleidžiame progos išbandyti Padlet, Prezi, Emaze, Powtoon programas. Šioje knygoje mūsų pristatymų nuorodos, tėvų, bendraamžių, draugų, pažįstamų nuomonės apie mūsų knygas ir jų pristatymus. Projekto tikslas – pagerbti knygnešių atminimą ir sutraukti kuo daugiau pristatymų ir rekomendacijų apie knygas tam, jog paaugliai lengviau išsirinktų kūrinį. Beje, mūsų knyga nėra baigtinė, ją galima vis pildyti. Dalyvaudami šiame projekte ir patys tobulėjame. Darome rašybos klaidų, sakinių struktūros klaidų, taip pat skyrybos klaidų. Tačiau ši knyga privertė mus visus pasitempti. Kurdami pristatymus įgijome itin šiame technologijų amžiuje svarbių komunikavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo ir žinoma informacinių technologijų panaudojimo įgūdžių. Mūsų 7 B klasė didžiuojasi šiuo projektu ir tikisi, jog jis bus naudingas ne vien mums, tačiau ir visiems kitiems. Pamoka mums labai patiko. Muziejaus ekspertė Skaidra pasakojo apie knygnešius. Labai daug sužinojau. Prisiminiau senovinio lietuviško rašto pavadinimą – Graždanka, skulptūras skirtas knygnešiams, istoriją apie knygų kelią, sunkų knygnešių darbą. Buvo smagu kalbėti viešai, reikšti savo nuomonę apie sukurtą elektroninę knygą, jos turinį, įspūdžius ar jausmus patiriamus skaitant knygą. Pavyko ir viešasis kalbėjimas, nors šiek tiek jaudinomės, tačiau išskyrėme tai, kas svarbu. Galbūt nesuklysiu, kad mes ne vieninteliai rengėme šios nuotolinės pamokas, tačiau vienaip ar kitaip mes esame jų pradininkai. Tokios pamokos lyg žingsnis pirmyn, skatinantis kuo daugiau bendrauti, dalinti savo patirtimi bei mokymosi įgūdžiai su kitais, pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Manau, jog ši pamoka puikiai atitiko mūsų nagrinėtą temą – Aš 21-ojo amžiaus knygnešys, nes dar kartą įsitikinome, kad mylime knygą, daliname skaitytojo patirtimi. Tikimės, kad skaitymo virusas plis ir užkrės visus paauglius.
Mūsų darbus komentavo bei vertino mūsų šeimos nariai, draugai, mokytojai, pažįstami. Sulaukime ne tik pagyrų, bet ir kritikos, kuri įkvėpė mus siekti aukščiausio rezultato. Pastebėjome, kad žmonės noriai dalyvauja mūsų projekte. Šis aktyvumas mus maloniai nustebino. Džiaugiamės, kad sulaukime tokio aktyvumo bei pasisekimo ir tikimės, kad tai įkvėps jaunimą pasinerti į knygų pasaulį. Namuose turėjome atlikti kilnią užduotį - nusiųsti užsienyje gyvenantiems lietuviams Knynešių knygos nuorodą. Atliktas namų darbas patvirtina, kad mes esame 21 amžiaus knygnešiai. Savo pamokai parinkome paprastas technologijas, kuriomis gali naudotis bet kuris mokytojas. Tai Link – konferencijų organizavimo programa, kuri dabar jau vadinama Skype for Business. Visos šios programos mokyklom ir kitom švietimo organizacijom yra nemokamos. Taigi norime jūs pakviesti, tobulėti kartu, vesti atviras nuotolinės pamokas. Kurkime ir dalinkimės. Kiekvieną mėnesį vedame nemokamus mokymus. Jų reikėtų ieškoti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro tinklalapyje. Taigi, laukiame jūsų. Prisijunkit.